Nu ką, sveiki gyvi. Šiandien trumpas tipsas, suvalkietiškas trumpas tipsas. Kaip nereikėtų išmesti, nu kažkiek aišku visas rinkti nebūtina, bet pasirinkti vadinamas šitas, kaip gauni su kapotais, su visokias kampų apsaugas, ten jos eina iš to, ten irgi kažkokių poliuretaninių putų ar kokio tėvelnių. Labai gerai. Man juos naudoti kartais iš jų įsipjauni, kai stiklą klijuoji, tai stiklo pozicijų ramščiukus, bet va, pavyzdžiui, kai dabar dažysis moldingas, įpjautas tarpelis, tiesiog įstatyta į griovelį, jis taip vartausi, nes jo atremti neina. Ir dabar šitą padedi, jisai turi atramą vien tik tai dėl šitų. Pavyzdžiui, šitas kantukas turi išsipūst. Čia yra trikampis, šitas kampo per pusę padalytas, priklijuotas, pakelia kampą, kad nesiremtų, neprilips ir galėsiu dažyti lyginai tas pats anoj pusėje. Pavyzdžiui, šitoj pusėje šitaip susidėjau apsaugas šitos motociklo plasmasės, kad dažyti. Čia jūs nevalytos, bet va, čia yra trikampiai įklijuoti ramščiukai, jis veikia automatiškai kaip kablys ir neduoda nusmukti motociklo detaliai žemyn. Tai vat toks tipsas, tas vadinamas atliekas tuos kampus, galit kažkiek neišmest, pasilikt, galima puikiai panaudoti kaip prie maskavimo arba dar įvairių dalykų, arba ten kokius kaip ramščiukus ir panašiai. Tai va, šiandien video tiek, dėkui, iki.